Mitkevičius, Lietuva. Geras emocijos, aišku, labai geras. Reikėjo mums tas pergalės ir paskutinių dviejų buvo tikrai tokia įtampėlė, sakyčiau, kaip sakyti, jau atsiradus ir labai gera kažkiek tą nusimesti nuo savo pečių, nuo visos komandos pečių. Tai smagus. Čia galima pavadinti vos ne karjeros rinktinėje? Nežinau, ar karjeros, bet reikėjo man poros gerų epizodų, nes vis tiek buvau pradėjęs per daug galvoti iš tikrųjų ir džiaugiuosi, kad šiandien kažkiek tie metimai krito, vienas kitas geresnis epizodas ir visai kitaip žaidžiasi krepšinis. Tas plakatas varžovų dalies pasitikėjimas. Taip, tai mačiau kažką, Domui sakė, tai reikėjo atsilyginti. Ar buvo kažkokia? Dėjimą? Nežinau, žinokit. Tai mes norim viską maksimaliai turbūt, bet tiesiog gerai, kad bent jau toks dėjimas pavyko, kažkokias vėlgi emocinis fonas pasikėlė ir... Apskritai, tarp buvo daug emocijų dėl tų visų penkerių rungtynių, buvo labai įvairios. Galite papasakoti, kaip tiesiog keitėsi tos nuotaikos ir kaip dabar viskas palengvėjo? Tai žinot, pradėjom 3 pralaimėjimais, skaudžiais pralaimėjimais, automatiškai tas daug visokių klausimų pradedam kelti vienas kitam ir visoje komandai. Pradeda įtampa atsiranda, tai paskui seka dvi pergalės, kažkiek kurios kelia pasitikėjimą ir džiaugiamės, kad išlipom iš tos duobės, vėl atsidurto situacijoje, kai nuo mūsų ne viskas priklauso, tai yra labai nedėkinga ir sakau, vakar keista diena buvo, kai tu prieš varžybą žiūri, kaip seksis prancūzam ar ne, tai dabar atrodo viskas kur kas šviesiau negu buvo prieš tai. Taip pat iš vertininkų grupės, kiek dabar ta patirtis pravers atkrintamosiose? Manau, kad tikrai pravers, vis tiek įtemptas rungtynes turėjom su stipriais varžovais ir galim pasidaryti išvadas iš jų. Tai tikiuosi, kad nusinešim tas geras išvadas į sekančias rungtynes. Tas varžovas ispanai aštuntfinalyje, ar teko bent kiek stebėti kitų grupių rungtynes, ar visiškai koncentratais tik į save? Ne, aš asmeniškai daugiausiai stebėjau mūsų grupės rungtynes, tai daugiau niekas. Ispanais žaidėm vis tiek draugiškas, tai turim kažkiek informacijos.